Labas rytas, sveikinuosi iš Nakai rezorto. 14 kelionės diena. Šiandienos tikslas yra pasiekti Savanketą. Tai apie 5 valandos kelio, 200 km. Pasidarysim porą sustojimų, aplankysim vieną urvą tikriausiai, nenusprendęs dar 100% dėl jo. Tada turiu sustoti Takekę, pasidaryti vėl moco servisą, nes jau pravažiavau iš viso 2160 km, tai iki Savanketo bus 2200. Tai tikslas pasidaryti ten servisą ir pasiekti Savanketą. Pirmas dienos sustojimas, atvažiavau prie tam Nang Ene urvo, tiktais taip vadinasi, jeigu gerai viską ištariau. Tai legenda, iš ko gimė šitas pavadinimas, tai yra, kad jaunuolis atėjo iš kito urvo, susitiko su mergina ir jie čia kažkur sėdėjo prie šito urvo, šnekėjos ir flirtavo. Tai pavadinimas reiškia sėdėti ir flirtuoti. O kitas įdomus faktas, tai kad 1993 metais šitą urvą aplankė Tailando princesė ir prieš jai atvažiuojančią jį visą sutvarkė, paruošė, kad, žodžiu, princesiai būtų galima normaliai ištyrinėti urvą. Ir buvo ten kažkur pastatytas medinis pastatas, bet dabar čia labai daug tų pastatų, tai nežinau kuris. Tai einam pasižiūrėsim, kas čia gero tam urve. Tai šita pirma erdvė urvo, kur dabar esu, jos išmatavimai yra 200 metrų ilgio, 250 metrų pločio ir 30 metrų aukščio. Ir aišku, visur pradžioj padaryti betoniniai laiptai buvo dėl princesės. Šitas urvas dar turi požeminę upę, kur irgi gali pasimti valtelę ir prasiplaukti. Bet ten reikia papildomai mokėti. Ir aš nelabai daug laiko turiu, tai tiesiog užsukau čionai, pasivaikščiot, pasižvalgyt ir važiuosim į Takeką. Tai mano verdiktas apie šitą urvą, tai kad yra nesąmonė, man nepatiko, laiko gaišimas ir mano akimis čia yra turistiniai spąstai. Ta prasme, eini tais išbetonuotais laiptais ir nėra labai toks didelis. Tai kadangi visas Takeko lūpas yra labai turistinis, tai čia tiesiog turistinis sustojimas. Tas kitas Kongloro urvas, kur buvo žymiai įdomesnis ir toks natūralesnis negu čia. Tai žodžiu, nežinau, nerekomenduoju tikrai, asmeniškai. Tai man atrodo užtaikiau ant pietų pertraukos, nes dabar jie ten visi gale
valgo. Nemažas iš tikro servisas. Sakė palauk 10 minučių, bet nežinau dėl ko lauktų 10 minučių, nes mocas tiesiog stovi. O palik čia moco kažkaip nelabai noriu, nes įsidaiktai. Tai šiaip tai eičiau pats papietauti. Tai tiesiog palauksiu, kol čia viską padarys ir tada, manau, važiuosiu pietauti ir tada damušti reikės, man atrodo, 100 km iki Savanteko iš Čena, iš Takeko. Dabar belieka laukti. Ta prasme, čia vaikas net dirba prie motorolerių. Čia va pačioj atsitūpęs padangą keičia. Nu tai užtruko ten kažkur apie 20-30 minučių, kol ten viską padarė. Sumokėjau vėl 100 000, kas yra 4 eurai. Ir dabar atvažiavau pavalgyti pietų, atsigersiu kavutės ir tada liks dar 100 km iki Savanketo, apie 2 valandos kelio. Tai manau apie 3-4 būsiu vietų. Sustojau pailsėti, esu pusiaukelė jau. Šituo keliu, kuriuo važiuoju, jis eina tiesiai palei pat upę. Mekongo upė, o kitoj pusėj yra jau Tailandas. Iš tikro yra 2 keliai važiuoti iki Savanketo, šitas arba kitas 13 kelias, bet to 13 keliu pasiklausiau vietinių, sakė, kad labai prastas kelias ir daug fūrų ten važiuoja. O šituo keliu, kuriuo važiuoju, tai vien tik kaimai, kelios mašinos, keli mocai ir tuščias ramus kelias. Žodžiu, atvažiavau čia į Savanketą į vietą, tai šiandien taip nepasisekė su viešbučiais, kad negaliu kaip pyktis ima. Pirmas dalykas, tai pasirinkau šitą miestą, nors čia prie pat yra Tailandas, per upę realiai. Ir užsisakiau vieną viešbutį, sumokėjau 7 eurus, iš karto sumokėjau. Ir įsivedu į navigaciją, žiūriu, kad į Tailandą važiuot. Sorry, sakau, negaliu aš atvažiuoti dabar taip į Tailandą. Tai parašiau suportui, nežinau, gal grąžins pinigus, gal ne. Dabar atvažiavau kitą viešbutį. Pasiėmiau, susimokėjau $15 ir sako, jūsų kambarys neparaštas, mes jį dar tvarkom. Dabar yra 5 vakaro, sakau, mano kambarys jau turėjo būti paruoštas prieš 3 valandas. Oi, čia neparašėm, paskubėsim greičiau, sakau, blemba, visą dieną vairavau ir negaliu į kambarį eiti, nusipraust. Tai, žodžiu, nepasisekė šiandien su kambariais. Tai sėdžiu dabar laukiu, kol giliaisis į kambarį. O dėl to viešbučio Tailande, tai nežinau, šneku su suportu, kad grąžintų pinigus. Tai dabar sukontaktavo su viešbučio ten administracija, tai pamėgins padaryti išeitį, bet pats viešbutis pasidaręs politiką, kad jeigu neatvažiuoji, tai negrąžina pinigų. Tai čia jie jaučiu taip ir žaidžia, kad kažkas atvažiuoja, nepasižiūri detaliau, o juos meta kaip šitą miestę, o ne Tailande. Ir viskas. Ir bye bye 7 eurai. 7, ne 70, tai dar netiek ir daug. Tai patekau savo kambarį pagaliau. 2 gulė lova, apsisukė, dušas su tualetu, visas kambarys. $15. Svarbu lova yra. Labas rytas, 16 kelionės diena, tai šiandien mūsų laukia gražūs kriokliai ir galbūt pavyks dar padaryti vieną turą tokį, esu nusižiūrėjęs, tai pirmą jį ir važiuoju, pasižiūrėsim, ar ten galima kažką padaryti ar ne. Nes internetas ir Google Maps sako vienaip, o kai atvažiuoju į vietą, būna kartais visiškai kitaip. Tai jeigu įdėmiai žiūrėjot video, tai tikriausiai pastebėjot, kad praleidau vieną dieną, tai yra 15 kelionės diena.
Nes visą dieną tiesiog važiavau 250 km autostradom, nei gražių daug vaizdų buvo, nei kažkokių įdomių kaimelių. Buvau sustojęs porą sustojimų, pakėliau droną, biškį pafilmavau gamtos, tai dabar uždėsiu, padarysiu montažą iš to drono vaizdų. Ir tęsim toliau video nuo 16 dienos, nes šita diena viena įsimintiniausių mano kelionės dienų. Tai čia dabar atvykau į kažkokį vietinį kaimelį, kavos turas bus, man atrodo. Tai duosiu biškį daugiau konteksto jum, kas čia per kaimelis, kur aš atvažiavau, nes pagal mano žinias, tada kai važiavau, tai galvojau, kad važiuoju į kavos tiesiog plantaciją, bet labai klydau. Tai atvažiavau į katų bendruomenę, į mažą kaimelį. Tai ši bendruomenė išpažįsta animistišką pasaulėžiūrą, tiki, kad žmogus, augalas, gyvūnas, nejudantis dalykas, visi turi sielas. Aš tuo metu nežinau, bet kai atvykau į tą turą, man papasakojo tenai buvę žmonės, kad galima pasilikti per naktį, gyventi kartu su vietiniais tais kaimelio gyventojais ir pamatyti visas jų tradicijas. Tas žmogus, kuris vedė visą tą turą, jisai ir yra Captain Hook. Jisai išvyko iš kaimelio mokytis, bet paskui, nepaisant visko, grįžo atgal į kaimelį ir pradėjo vesti tokius turus, kad supažindinti turistus su savo kaimelio tradicijom, įkūrė homestėjų, kur gali pasilikti nakčiai ir taip viskas išsirituliojo iki dabartinės situacijos. Šitas kaimelis yra dabar labai žinomas tarp turistų, būtent Paksės Kilpoje. Pats turas vyko anglų kalba, labai daug šnekėjo, aš tiesiog būčiau nespėjęs jums viską ir verst, ir klausyt. Tai tiesiog paliksiu visą medžiagą anglų kalba, aš manau dauguma iš jūsų suprantat. Čia va yra kokos lapai. Tie patys lapai iš ko daro kokainą, tai davė paragaut. Tai sakė, jeigu va taip pavalgai tik lapus, tai veikia kaip kafeinas, palaiko tave energinga, žodžiu, nenori miego. Bet lapo skonis, tai tiesiog žolės skonis. Tai nebuvo skanu. Bet dabar turėčiau neužmygti. This one you can try the smell, this not the same. Yeah, you put on your joint, when you put on your joint and then you rub it. You put on your joint, rub it to stop pain. Yeah, they use in Thailand, they use Mektaiga Balm with this. So this one is, they call the name is Chatro Fa. If you don't know, you are not French. French brought from Martinique, they grow in Laos. They brought from Martinique because French before used to make oils for engine oils for the old trains, or they make for gasoline with this. But Laos we have
no machine. Before we put, after the war, put in a bamboo, we burn, make a candle. Not only candle, we use the sap we put on your skin for stop your skin infection. It's really good, the sap, this plant. So how you collect the sap? You pick out the leaf like this. I will show you. But this is the first time I've seen it. Like, yeah. This is the leaf. No, this one. No, this one, the leaf, yeah. This one. Yeah. You break the trees like this. Ah, okay. You take the sap, I will show you. You can use the sap. This one not a lot because I'm break every day. Yeah. I will take another tree. Oh, sorry. This one. We show you. You can see the sap coming out. You have a burn from the motorbikes. Burn your leg. And you want to burn? This one you can put like this on your skin if you have skin infection. You have a burn from the sun. Wow. What? Can I touch it? Yeah. But that's like a sunscreen? Yeah, can apply. Make your skin dry fast. This one if you have skin infection. But every from time. burns. I've Yeah. been Burn if you have the from wound. Yeah. Put your hold like this. I will show you the magic. Just you're waiting like this. I will show you. Where is Yeah. the tree? This one. Yeah. This one is the tree. Yeah. This one is the tree. This one. Yeah. Now you know Chatropha, right? Ah, that's for fire. Yeah. Chatropha. If you never know this one, you never been Bolawen look. Sure. You're a shaman. Huh? Trop stylé. Le banana leaf. Attends, je prends la vidéo. Because a lot of people are watching you. Ah, bah c'est bon là. Not too bad. Nespėjau nufilmuoti pačios pradžios, kai pasakojo, ką čia daro, bet kai Laosą puolė prancūzai, norėjo paimti Laosą į koloniją. Tuo metu laosiečiai neturėjo ginklų, tai jie naudojo žoles prieš prancūzus, kurie buvo ginkluoti. Tai ką jie darydavo, šita žolė ten nuplėšus būna labai smailus, kaip adatos smailumo galiukas. Jį patepdavo kobros nuodais ir taip nuo peties šaudydavo į prancūzus, kurie turėjo ginklus ir taip kovojo prieš ginkluotus prancūzus. Tai žodžiu, čia pasivaikščiom po jų fermą, papasakojo apie jų kaimo tradicijas, apie visokias žolelės, ką jos daro, kokių naudų duoda, nuo ko apsaugo. Čia šitam kaime yra ir šamanas, ligoninės jie neturi. Nu, žodžiu, labai įdomus gyvenimas. Ir aš iš tikrųjų net nežinau, kad čia bus taip, kaip yra. Tai ir čia pasirodo galima pasilikti naktį. Tai aš dabar pavalgau čia pietus, važiuoju savo dienos tikslą, pažiūrėti keletą krioklių ir tada šiandien vakare čia sugrįšiu ir praleisiu šitam kaimelį naktį. Tai žodžiu, čia tas kaimelis toks vietinis, užsilikęs iš senų papročių kaimelis, tai turėtų būti labai labai įdomu šiandien.
nusimečiau daiktus tam kaimelį ir vis tiek norėjau šiandien padaryti dienos tikslą. Tai yra apvažiuoti dalį Kilpos ir aplankyti kelis krioklius. Tai dabar ir stoviu prie vieno. Jūs tik pažiūrėkite į šitą grožį. Šiandien realiai pažiūrėsiu, manau, tik šitą ir važiuosim dabar į kaimelį. Tai toj pradės tempt, o mums dar nuo krioklių grįžti iki kaimelio yra apie 1,5 valandos kelio. Tai čia taip atrodo jų virtuvė. O čia dar nie gyvatė dabar. Ta prasme, čia kaip kokia gamykla. Visi vaikai, visi žino, ką daryti. Vienas plauna, kitas trina ten žolelės, vienas ten varto maistą ant žarijų. Vyras darinėja gyvatę, kitas ruošia stalą. Žodžiu, čia užsipynęs visas ratas, kad visi žino, ką daryti ir tiesiog kaip gamykla, vienas po kito, op. Tai įdomu pažiūrėti, kaip čia kas vyksta. Tai čia dabar darinėja gyvatę ir aš stoviu, žiūriu ir man įkišo gyvatės kepenis. Nu tai ragaujam. Kaip vištienos kepenis realiai. Davė šiaip ir pačios gyvatės paragauti, tik nenufilmavau. Tai pati gyvatė irgi, kaip vištiena. Sorry, what kind of snake is this? Ir čia yra kobra. Čia svetainė tokia kaip ir. Ir čia visi sėdi. Dabar vakarienė čia bus. Mūsų vakarienė čia yra vištiena, čia yra stikiai ryžiai, limpantis ryžiai ir daugiau tai aš nežinau, ką mes čia turim, sriubą kažkokią turim, o daugiau tai neįsivaizduoju, negaliu net pakomentuoti. Skanaus. Tai pavalgėm vakarienę, dabar atnešė arbatos. O čia va bongą daužo. Tai čia atnešėt arbatą, aš nežinau kaip ją gert. Tai pasirodo, į ją reikia įdėti laimo ir tada arbatos spalva iš tokios mėlynos pasikeičia į violetinę. Tai pabandom. Tai dar vieną įspausim gabaliuką. Nu kažkiek spalva pakeitė. Geras. Tai čia ragavom jų vietinės gamybos viskio. Pirmas butelis iš kairės buvo su raudonosiom skruzdėlėm ir dar kažkuom. Pirmą kartą girdėjau tokį pavadinimą. Tada per vidurį buvo su kobros krauju ir dar buvo su pitono riebalais. Nu ką, ragaujam fraintą krabą. Tu baignes ça dans la sauce soja et hop. Je me suis penchée vers le bol et j'ai senti. C'est eu un volant. C'est suffisant. Krabo skonio traškutis. Realiai
visai nieko. Mano kelias iki šiandien nakvynės namų. Per kažkokias džiunglės čia dabar mane veda. O! Vos ką tik žemės nebučiavau. Nežinau, kur aš einu. Bet svarbu muzika va groja. Labas rytas. Mūsų va toks kelias vakar buvo iki namelio, kur mėgojom. Tiesiog per džiunglės. Einu, aš nieko nematau, ten su tom visom tašėm. Šakos man į veidą, kliūna. Atnešė rytinės kavos tokiam va bambukė. Ir prie manęs va ką tik sutrynė pupeles ir padarė šviežios kavos. Labai skani. Nu tai viskas, palieku šitą kaimelį. Buvo tikrai gera patirtis, labai patiko, buvo įdomu pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Supratau, kad su jumis nepasidalinau savo potyriais po 24 valandų. Tai buvo viena geriausių patirčių šioje kelionėje. Ta dieną aš realiai net nenorėjau išvykti iš to kaimo, bet dėja mane laikas spaudė ir aš turėjau išvykti. Bet šeima buvo labai šilta, labai priėmė vos ne kaip savo vaiką. Ir nežinau, kas man buvo, bet tą vakarą aš tiesiog nieko nebijojau, pasitikėjau 100% tą šeimą ir ragavau viską, ką atnešė ant stalo. Nu gerai, ne viską. Prisibijojau driežų, varlių ir žiogų. Asmeniškai rekomenduoju kiekvienam nuoširdžiai nuvažiuoti ir pamėginti. Siūlau praleisti daugiau negu 2 dienas, nes vakarais vaikai eina į medžioklę, vaikam ten kai kurie 6-7 metai ir jie gaudo viską, kas juda. Tai yra varlės, žiurkės, driežus, gyvatės, žuvis rankom gaudo. Tai dėja man nepavyko patirti šitos patirties su jais, nes aš nusivėlinau su krakliais ir labai vėlai grįžau į kaimelį. Bet vis tiek, kiek susipažinau su kitais keliautojais tenai bebūdamas, kiek susipažinau su tuo Captain Hooku, su jo šeima, tai labai buvo nuostabi patirtis, labai patiko. Visa šita patirtis tikrai nebuvo turistiniai spastai, matos, kad viskas išlaikyta autentiška, jie visą tai daro iš meilės, su širdim, nes anksčiau buvo tenai vietinis kaimas, nebuvo jokių turistų, bet tas Captain Hookas nusprendė, kad nori padaryti tokį tiltą tarp jų kaimo tradicijos ir turistų, kad pamatytų, kaip viskas vyko. Ten ir toliau vyksta tas kaimo gyvenimas, bet ant viršaus atvažiuoja turistai, kurie, aišku, palieka pinigų ir tai padeda labiau augti pačiam kaimui. Visą laiką, kol ten buvau, nesijaučiau kaip vaikštanti piniginė. Nes užsisakiau valgyti, užsisakiau gėrimų, pasiėmiau Coca-Colos atsigerti šaldytuvo, tiesiog pasiėmi, atsigeri ir jie net neprašo susimokėti, viską susimokė tik tai sekančią dieną ar ten po kažkiek laiko, kai išvažiuoji. Ir visas šitos 24 valandos su tūru, su nakvynė, su pietumis man kainavo apie 17 eurų. Captain Hook kaimelis buvo nuostabus. Tai važiuoju dabar į Paksę, montuosiu šitą video. Kelionės liko paskutinios 2 dienos, dar turiu vieną tikslą padaryti, nuvažiuoti iki vienos UNESCO lygtais vietos, tai yra 4000 salų, bet apie jas pamatysit kitam video. Šitą video užbaigsiu šitą miestelį, kaimelį. Aš tikiuosi, jums buvo įdomu, tikiuosi, kad jums patiko. Jeigu turit kokių pastebėjimų, parašykit man juos komentaruose. Ir ačiū jums labai, kad žiūrėjot. Užsiprenumeruokit šitą kanalą ir susitinkam su jumis kitose video. Čiau.